Manau, kad kiekvienas korepetitorius visų pirma turi būti kantrus, nes yra įvairių mokinių, vieni galbūt greičiau pasiekia gerų rezultatų, kiti lėčiau, tai tas yra svarbiausia. Ir dar, manau, gal svarbu yra ir lankstumas, kad mokėti prisitaikyti prie kiekvieno, galbūt čia susiję netgi du dalykai, kad reikia mokėti prisitaikyti prie kiekvieno mokinio poreikio. Turbūt pirmas dalykas tai yra lankstumas, kad galim tiesiog pasiderinti visada darbo laikus, kur dirbti, ar virtualiai, ar gyvai. Tai tas, manau, yra labai svarbu, ypač kai esi studentas. Tai manyčiau, šitas pirmas dalykas būtų. Antras, galbūt tiesiog gana šilta aplinka, bendruomenė, administracija visada labai maloni ir tiesiog žinai, kad jeigu kažkokia situacija ar su mokiniu, ar su jo tėvais, ar šiaip apskritai dėl pamokų turi kažkokių klausimų, tai visada gali rašyti ir žinai, kad sulauksi to atsakymo ir ne tiesiog atsainaus, bet tikrai nuoširdaus ir apskritai administracija tikrai visada rūpinasi mokytojų gerumu, tai dėl to man Alfa klasė atrodo labai gera vieta dirbti.